O, kamera. Geras. Šiandien, kaip pastebėjote, aš esu nuostabiame mieste. Taip, Montego Bay. Ne, nu ką aš čia meluoju. Čia jos ne Montego Bay. Dabar esu Kazlų Rūdos miškuose. Labai geri miškai. Su tokiais labai gerais keliais. Ir čia aš atvažiavau šiandien ištestuot naujos kelio knygos. O kelio knyga yra toks dalykas, kur žodžiu sako, turi važiuoti ten, pamatysi tą, tada suksi ten ir ten ir ten. Bet tai, Donatai, o kur tavo motociklas? Uip! Nugi, fokusuok. Oh, yeah. Pirmiausia, turim atsidaryti programėlę. Aš naudoju Piste Roadbook. Atsidaryti kitą knygą. O kita knyga, yra šitas failas. Vynioti man teks knygą su ranka. Bet čia ne bėda yra. Va ir ką aš pirmiausia matau toj knygoje, tai kad va už 90 metrų mes iš to pagrindinio kelio suksim dešinioji kažkokį vingiuotą keliuką. Toliau, buvo pavažiavę 240 metrų. Va, žiūrim į šitą, kur aš, pavyzdžiui, kiekvienam punktę nusiresetinį tripmiterį antrą, tarkim, ir važiuoju pagal šitos. Tai už 240 metrų aš suksiu kairiau ir bus, va tas ženklas rodo nuokalnę, pavyzdžiui. Nu ką, 12 valandų 55 startuojam. Va, šičia. Nusinarinu, gavom toliau. Važiuojam kairiau, nelabai matomas ir blogas, tai pagal viską šičia, bet aš nežinau, ar čia. Kas čia yra? Kokia? Kelio nepanašu. Gerai, esam tiksliai 779 ir 839 turėsim prie to ženklo. Davai. Va, šičia. Pokšt. Ir už 200 metrų tiesiai. Jau, kartu paprastai. Gerai. Pokšt. Ką tik grįžau išbandęs Mindaugo sukurtą kelio knygą Kazlų Rūdoj. Žiauriai pačiam patiko. Dar važiuosiu kartą, nes turim siurprizą. Tai yra šį kartą Mindaugas, tai žodžiu bus dvigubai smagiau. Belieka tik tais pakviesti jūs spalio 14 dieną į Kazlų Rūdą. Tiksliau, čia yra kažkoks kitoks kaimas.
Žodžiu, viskas bus parašyta. Yra renginys Facebook'e, kelio knygos, Kazlų Rūda. Kviečiu, laukiu ir susimatysim jau beveik greitai. Iki. Ir pabaigai dar šiek tiek informacijos. Jeigu kažkas galvojat, kokį čia man motociklą pasirinkti, ar aš čia sugebėsiu kažkur pravažiuoti, ar bus sunkių vietų, ar bus ten kažkas nepravažiuojama, ar ten reiks šokti nuo 2 aukštų namo, tai nereiks, bet bus smėlio, bus tokio lengvo, smagaus smėliuko, kaip pas mus Lietuvoje įprasta. Bus vieną kartą reiks susišlapinti padangas, nebent persinešit motociklą kažkaip. Ten šiaip gilu neturėtų būti, bet reiktų būti atsargiam. Tai va, ačiū.